Sveiki sugrįžę į Koto kanalą, taigi mūsų užklupo žiema. Ir nors paskutinės žiemas pas mus ganėtinai buvo skistokas, šį kartą šita žiema yra rimtesnė. Ir mes jau mūsų kanale esame apšnekėję apie šaulio aprangą šaltuoju metų sezonu, kaip sluoksniuot, kaip viską, kokius rūbus rinktis. Ir šiandien pašnekėsime visai kitą temą. Tai pašnekėsime apie batus jau irgi esame šnekėję, bet pašnekėsime apie tai, kaip mes dar galime geriau apsišildinti, apsisaugot, kad nenušaltumėm kojų. Taigi pasižiūrėkime, ką mes turime mūsų repertuare šiandien. Taigi esame miške ir, kaip matom, tikrai nemažai prikrytę sniego ir yra dabar gal apie -12 šalčio. Ir jeigu mes vaikštim štai tokia miške tiesiog su batais, ir aišku, mes galime apsisluksniuoti visą kitą, bet kaip matot, pas mane pažiūrėkit, va štai yra žemo aulo bateliai ir tikrai va sniego biškį prikrenta, ne? Tai jeigu mes eitumėm į žygį ar eitumėm šiaip pasivaikščioti mišką ir tikrai eitumėm 10-20 km, tai to sniego tikrai prilimptų, mūsų kojos atšaltų, sušlaptumėm ir nebūtų labai smagu. Tai aišku, yra daugybė sprendimų, pas mane pat yra merino vilno kojinės, kurios palaiko didesnę šilumą ir lygiai taip pat turiu ir žėlinius padelius, kurie yra dengti ir su merino vilna, tai nuo žemės šaltis netai prasiskverbia. Tai čia viskas yra ok, aš su šitais batais taktikavau, jo apie 30 km, irgi buvo šaltis. Buvo ok, bet tikrai šaltis jautėsi. Nebuvo, kad būtų labai šalta, bet tikrai šaltis jautėsi. Tai sprendimas tokiai problemai ir ypač kaip dabar pas mus, bet jau šita žiema tokia yra aktyvesnė ir tikrai daugiau sniego ir daugiau šalčio, tai mes turim labai paprastą sprendimą. Tai būtų antbačiai. Dabar antbačiai Lietuvoje nėra labai paplitę, ypač šaulių tarpe, ypač kariuomeniai, tikrai jie nėra paplitę. Kituose Kanadose, Prancūzijoje, Vokietijoje, Norvegijoje antbačius tikrai visi naudoja. Tai dabar aš jums pristatysiu antbačių porą, kur yra iš lietuvių gamintojų. Tai įmonė vadinasi Mitet ir jie gamina čia Lietuvoje antbačius. Taigi sprendimas yra, kaip minėjau, antbačiai. Tai šitie antbačiai lietuvių gamybos ir tikrai nemeluosi, kaip aš juos pirmą kartą pamačiau, bent jau nuotraukose, pagalvojau, oho, tai bent iš tikrųjų pasirodė jie man griozdiški labai ir pagalvojau, kad tikrai jie turėtų būti nepatogus, turėtų būti sunkus, turėtų nesijaust stabilumas jais vaikščiot. Tai vakar, kaip aš juos gavau, apsimovau tiesiog ir praėjau su šuniuku aplink savo rajoną, pasižiūrėti, kaip jie jaučiasi. Tai man buvo wow momentas, aš tikrai buvau nustebęs, nes antbačiai tikrai yra lengvi. Ir jie yra lengvi ir tikrai net nesijauti, kad jie būtų pas mane ant kojų. Tai kaip aš vaikščiau ir jautėsi dar tas dalykas, kad pas mane būtų kokios 2 krosinio padangos ant kojų, nes jau dažniausiai tuo pačiu maršrutu, kur yra ganėtinai nuvažinėtas kelias ir bent jau su savo lovos batais, kaip visi žinot, kad lova žiemą šiek tiek padelis sukietėja ir būna slidu. Ne, tai biškai tekdavo anksčiau ir paslidinėti, bet su šitais batais sukibimas su kelio danga buvo superinė, tikrai neslidinėjau ir tuo dalyku ją pasiteisino. Tai dabar, kaip ir minėjau, šitie batai nėra tikrai labai paplitę tiek šaulių tarpe, tiek kariuomenės tarpe, jie nėra paplitę ir jie nėra įtraukti į jokius ekipuotės elementus, ką reikia turėti. Tai tikėkimės, kad šitas pasikeis dalykas, nes aš kaip juos pabandžiau, sakau, man buvo wow momentas. Tai dabar pažiūrėsim iš arčiau, kaip jie užsideda. Tai gerai, tai dabar ką mes padarysim, užsidėsim tiesiog batus, bet pažiūrėkit, va, štai aš pavaikščiau, šiek tiek pabraidžiau per sniegą ir pas mane tikrai čia jau biškutį prilindo ir sniego, jisai tirpsta, šiek tiek darosi nepatogu ir šlampa, o su šitais batais tikrai to nebus. Tai atsidarius, ką mes turim, tai mes turime netikrą kailį. Ir vakar, kaip netgi vaikščiau su šitais batais, tai aš jau tiesiog paprasčiausiai su džinsais apsimovęs ir kojos buvo šiltos. Aš nedaug praėjau, aš gal praėjau apie 3 km, bet kojos buvo šiltos, pėdos buvo šiltos ir iki pat, kur dengia visas šitas aulas, iki čia, viskas buvo šilta, tikrai net nebuvo šalta. Tai, o vakar buvo vėlgi -14 laipsnių. Tai tikrai buvo užskaitytas dalykas. Tai paprasčiausiai, labai paprastai mes ką padarom, yra raišteliai. Raištelius išmetam į lauką ir tada paprasčiausiai mes įstatom savo batą į vidų. Pažiūrim, kad kulnas gerai įsistatytų ir tiesiog mes paprastai paimam ir užtraukiam štai 2 šniuriukai. Užtraukiam taip, kad šitas šniuriukas būtų ant mūsų bato, šniuriukus į šoną ir mes tada galime jį užsekti
mes užsisegam. Tai turim čia velcro, užsiklijuojam gražiai. Raištuką irgi galim užklijuoti. Ir tada šitą dalyką mes užlenkiam, užklijuojam. Tada gale mes turime vėl tamprią juostelę. Tai tiesiog pasireguliuojam, kad jinai būtų įtempta ir aišku neperspaust reikia ir kad tiesiog jisai laikytųsi štai čia. Tai vieną apsimovėm, apsimausim ir kitą. Tai va. Tai kaip minėjau, iš pažiūros man šitie batai, sakau, buvo griozdiški, bet aš kaip juos apsimovau ir su jais prasėjau, tai man, sakau, man buvo kažkokia wow momentas. Tikrai nesitikėjau, kad taip gali jie būti. Be to, jie šiaip sveria tikrai labai nedaug, iš pažiūros gali atrodo, kad jie svertų daug. Aš juos šiandien pasvėriau ir jie kartu svėrė, abu batai ant svarstyklių rodė 900 gramų. Tai tikrai nedaug yra. Gerai, užsisieksim, užsiklijuosim ir vėl užsitemsim. Ir galim šituos rykštukus irgi susikišt, kad jie nebūtų, nes jeigu mes eisim per šakas, kad niekur neužkliūtų, neužsikabintų. Ir viskas, batukai yra užmauti. Ir jie atrodo štai taip, dabar atrodo kaip tikras eskimas. Taigi, kaip matot, kaip atrodo batukai ir tikrai jie yra stabilus. Su jais kaip vaikštai tikrai nesijauti, kad tu tempi kažkokius didžiulius dalykus, agregatus ant savo kojo. Ir sukibimas yra superinis. Taip turbūt yra dėl to, kad pas juos ant pado, yra štai, pažiūrėkit, kiek labai daug visokiausių grumtelių. Tai kaip matot, padas yra, pažiūrėkit, kiek ramtelių ir šitie ramteliai tikrai padeda visam sukibimui su slidžia danga ar pravažinėti už tai keliu, kaip šitas kelias yra. Ir tikrai, kaip matot, jie neslysta, reikia pasistengti, kad slystų, o jeigu mes ir darom, tai atrodytų, kad vėžis būtų, kaip minėjau, kad pravažiavęs motokrosinis. Tai galėčiau gal net ir krepšinį su jais pažaisti. Tai kad jie yra tikrai stabilus ant slidžios dangos, kaip pravežinėtas miško keliukas, tikrai tie, kurie esat ėję žygius su paprastais batais, be kačių, be nieko, tikrai žinot tą jausmą, kai pradedi biškutį slidinėti ir kartais netgi suklūsti. Tai su šitais batais, patikėkit manim, tikrai to neatsitiks. O jeigu mes atliekame štai žygius miške, tai aš biški nardo tarp tokių didesnių pusnių, tai jokių problemų nėra, kad pas mus prikris sniego į batus, ar sušalsim, ar sušlapsim. Lygiai taip pat jie tikrai palaiko ir šilumą, pačio visos pėdos. Jokių problemų dėl to nesusidarys. O pats geriausias dalykas yra tas, kad jie padengta tokia danga, prie kurios tikrai nelimpa purvai ir sniegas ir viskas labai gražiai nukrenta ir tikrai jūs neprisilipdysite kaip dar didesnių kaip meškos kojo, kad jūs einat per mišką ir tiesiog sniegas prilimpa. Tai viskas labai gražiai nukrenta ir lygiai taip pat jie yra atsparos ir vandeniui, tai neperšlampami, tai mes galime ir pro mažesnius upelius braidyti, tikrai nebus jokių problemų. Tai šitie batai, kaip minėjau, kaip aš prieš juos pamatęs buvau, prieš juos toks biški negatyviai nusistatęs, bet pabandęs, susidėjęs 10 iš 10, tikrai rekomenduoju. Tai jeigu jūs sudomino štai būtent tokie antbačiai, tai parašykit į kovotojo kodą, bus linkas nuorodoje numestas, į kur turėtumėt kreiptis ir galėsit susiderinti štai tokius batus, kad jūs įsigytumėt. Tai ačiū Jums ir iki kitų kartų.